žiūrit, šiandieną kepsim smėlinės tešlos plokštainį. Tai pirmoji lyga darom. Susigrabim kepimo miltelius, drucką, miltus ir cukrų irgi. Maišom. Ir sudedam sviestą. Ir dabar turim išminti taip, kad mums gautųsi rutinėliais. Na, o taip gerai bus. Dabar kiaušinius biškį pilam vanilės ekstrakto. Ir susipilam. Ir įpilsim 1 šaukštą pieno. Man taip užteks. Nu, ir pradėsim minkyti rankom. Nu, jau galim perėti jau ant stalo. Tai va tokia tešla turi gautis. Dedam į plėvelę. Kad negautų oro. Ir dedam į šaldytuvą ant pusę valandos. Mūsų tešla jau pailsėjo. Atvėso. Nu, turim pasiruošę. Dabar dėsim mūsų abribozų, slyvų ir persiko uogienę. Dėsim kokius 4 šaukštus. Nu, kažkaip taip. Dabar mesim į orkaitę ant 180 laipsnių ant 20-25 minučių. Na, turim įsikepę jau mūsų dabar laukiam visai, kol atšals. Kai visai atšals, žiūrėsim toliau. Nu, va, o čia mes susiplaksim grietinėlės kremą su želatinu. Iškart sudedam cukrų, ant vieno pakelio išeina 1,5 šaukšto cukraus. Kam patinka saldžiau, gali dėti daugiau. Ir iškart įpilsim vanilės ekstrakto. Rūgštelės nedėsim, todėl kad mūsų plokštainis turi vaisių. Tai jau turim įsiplakę, labai neplaksim, kad nesigautų sviesto skonio. Ir dar pilam biškį želatiną. Nu, va, ir viskas. Dabar supilam visą čia. Ir užtarbuosim juodo šokolado. Padekoruosim. Nu, galim su duodu karštumu dar pervis taip. Nu, ir dedam dabar šaldytuvą ant
porą valandų, kad jis mums žalutiną savo padarytų, sutrauktų ir paskui žiūrėsim. Nu, tokį gražulį mes gavom. Bandom pjauti, žiūrėsim, ką čia gavosi. Žiūrėkit, koks čia gavosi. Pasaka. Новая полюва кавos. Visi prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.